Labas vakaras, mėlyjeji. Labas vakaras. Taigi, tikiuosi, kad šis ruduo, šis rudeniškas vakaras jūsų neatitraukė nuo tiesioginio laivo, kuriame kalbėsime šiandien tokią išskirtinę temą, galbūt kaip atpažinti partnerį pagal veidotyrą ir nuo kokio partnerio bėgti. Pagalvojau, kad šita tema jums taip pat bus aktuali, nes daugybė žmonių paskelbus jau pradėjo rašyti man asmeniškai per asmeninį mano profilį ar ne, kad pasakykite, nuo ko bėgti, kaip tai rasti, kaip tai pažinti, jūs tik taip pakalbėkite apie nosį. Aš galvoju, kad nosis yra svarbiausia, taip pat daugybė dalykų. Taigi, ko gero, matau, jūsų vis jungiasi, vis jūsų daugėja. Aš tikiuosi, jūs laikotės gerai, nežiūrint tai, kad esate išskirtinėje šitokioje, sakykime, COVID situacijoje. Tačiau labai linkiu visiems nepalūžti, turėti džiaugsmo širdyje, o ką daryti su savim. Iš tikrųjų, ko gero, prieš porą savaičių dariau laivą 12 zodiako ženklų, praktiški patarimai. Labai kviečiu žiūrėti Meilės harmonijos Facebook'e, o jeigu jau čia nesimato, tai YouTube kanale, Meilės harmonijos YouTube kanale. Taip pat stebėkite mus Instagrame, grupėje Pažintys kitaip. Na ir visais kitais asmenikas esate drauguose, tai matote mane Facebook'e, neužmirškite paspausti, palaikinti, o taip pat pasidalinti ne tik socialiniais tinklais, tačiau yra žmonių, kurie neturi jų, taigi pasidalinti labai kviečiu WhatsApp'u ir Viberiu, Messengeriais ir visais kitokiais tinklais. Taigi, šiandien apie veidą. Kaip tuos partnerius atpažinti, kaip pažinti, aišku, aš jums įvardinsiu, pagal kokius dalykus jūs esate suderinami, pagal ką esate nesuderinami, nuo ko bėgti ir neatsigręžti, o į ką atkreipti dėmesį. Taigi, pradedame. Pradėsiu nuo veido formo. Apvalaus veido bruožų, reiškia, turėtojas. Apvalus veidas. Tai aštrus protas, greita orientacija, nuovokus, greitai orientuojantis, nebijantis ekstremalių išbandymų žmogus. Stačiakampio formos veidas. Tai darbštumas, uolumas, disciplina savo. Kaip taisyklė, toks žmogus reikalaus iš partnerio taip pat. Ir gali būti stipriau, o gali būti silpniau. Tai priklauso nuo kiek žmogus yra pradirbęs su savimi gyvenime. Kvadrato formos ar ne veidas. Tai žmogus lyderis, sprendimų iniciatorius, idėjų generatorius, norintis būti pirmas, norintis eiti į priekį, kaip sakysiu atvirai, vėliavnešys gyvenime. Nebijantis pakovoti, nebijantis atstovėti, tai yra lyderis. Ir jeigu toks žmogus, ar ne, kvadrato formos žmogus, tu gaila, nepasiruošiau aš paveikslėlių, ar ne, jums būčiau parodžius, bet jūs tikriausiai įsivaizduojat, bet įsiveskit kvadrato formos vaizdą į Google ir jums išmes, ar ne, tokie žmonės, kaip taisyklė, atsparūs stresui, ar ne, bebaimiai, stiprus lyderiai. Taigi, lyderystės dalykai. Su lyderiu gyventi šeimoje nėra paprasta, kadangi jis lyderis ne tik būna darbe, bet būna ir šeimoje. Ovalaus veido atstovas. Tai jo stiprybė yra komunikacinė jėga. Tai yra kūrybiškas žmogus. Jis valgo duoną iš, sakykime, aptarnavimo srities. Jis yra puikus komunikatorius, puikus dėrybininkas, gali tiesiog suvienyti visą kolektyvą ar ne, o jeigu yra neharmoninga astrologiškai ar ne, kažkokios planetos, jis gali ir išskaidyti. Taigi, ovalaus veido atstovas yra be galo stipri, jo yra komunikacinė jėga
ir jis gali padaryti, išspręsti be galo neįsprendžiamų dalykų, padaryti, moka padaryti labai genialiai. Tiesiog jisai nebijo komunikuoti nei su aukščiau stovinčia, sakykime, atstovais, nei su žemiau stovinčiais žmonėmis, todėl kad jo yra stiprybė, komunikacija. Taigi, eikim toliau. Trikampio veido formos atstovas. Kas jame yra stipraus? Tai yra ambicingi žmonės, žmonės siekiantis karjeros, šlovės, pripažinimo. Tokie žmonės, kaip taisyklė, taip pat orientuoti į lyderystę. Tokiem žmonėm, kaip aš sakau, tokiem žmonėm dar yra labai stipru nebijoti, nedrebėti, kartais juos jautresnė psichikos žmonės ištinka tokie tarsi emociniai susvyravimai. Jie yra dar jautrus tokie, tai tiem žmonėm labai patarčiau iš tikrųjų nebijoti suvaldyti savo jautrumą. Suvaldžius savo jautrumą, jie tarsi, sakyčiau taip, eina kaip šviesuliai per gyvenimą. Taigi, eikime toliau. Dabar, kas yra suderinama, kas yra nesuderinama poroje. Taigi, trikampio veido formos atstovus labai siūlyčiau bendrauti su apvalaus veido formos atstovais. Tai yra geros poros, tvirtos poros ir ilgalaikės poros. Dabar bandome eiti prie kaklo. Taigi, trumpas kaklas. Koks yra žmogus? Konservatyvus, pasyvus, polinkis į sėslumą, fundamentalizmą, linkę į baimę pradėti, ta prasme, bijo pradžios, neatsparus stresui, bendraujant, reiškia, žmogus patiria stresą, ar ne, bendrauti jam reikia tokioje stabilioje, pastovioje aplinkoje. Kas tai yra? Tai yra ofisas, tai yra namai, jokių būdų kažkokių dėrybų nevesti oro balione. Tam žmogui baisus stresas ir kantrybės išbandymas. Taigi, eikime toliau. Prie ilgojo kaklo. Taigi, ilgas kaklas būdinga iniciatyvumas, jie novatoriški, puikiai toleruoja ir priima kitų nuomonę, atsparūs stresui. Tokie žmonės nebijo pakovoti, tokie žmonės nebijo turėti didelės įmonės, didelius koncernus. Tokie žmonės iš tikrųjų, kaip aš sakau, ilga kaklė labai gerai bendrauti su trumpą kaklą turintiem, reiškia, partneriu. Tada tarsi yra balansas. Taigi, mėlieji, pasižiūrėkite, gal esate šeimose, gal turite draugų, tai žmonės tarsi vienas nepriima streso, o kitas puikiai susitvarko su stresu. Taigi yra balansas, o kitaip pasakius, harmonija poroje. Taigi, plonas kaklas. Baimė pradėti, baimė keisti, baimė tęsti, baimė aplamai kažką padaryti naujo, naujos pradžios baimė. Žmogus baimingas. Va, tai šitas toks dalykas. Dar toliau, sakykime, storas kaklas. Tai drąsa, pa žmogui yra drąsa, pa žmogui yra ryžtas, stabilumas, žmogus eina per gyvenimą tiesiu keliu, jis neveda kelio dėl tą kelio, eina į priekį, nebejoja, kaip aš sakau, stiprus, drąsus karys. Taip, dabar, ko gero, reikia pašnekėti apie mūsų
sielos veidrodį. O kas jis? Tikriausiai visi žinote. Akis. Labai prašau, mėlieji, užduokite klausimų. Nematau kol kas klausimų jūsų, ar ne? Kažkodėl jūs visi abejojate ir bijote, kad kažkas pamatys, kad jums įdomu santykiai, įdomu pažintys. Taigi nedvėjokite. Šitą aš labai stebiu, kad yra baimės, tačiau mano asmeninis messengeris pradeda lūžti prieš pradedant, sakykime, seminarą. Taigi, labai kviečiu turėti drąsos, rašyti čia, komentuoti, atsakysiu visiems į klausimus ir jeigu negalėsiu atsakyti asmeniškai, tai būtinai atrašysiu, o dabar eikime prie sielos veidrodžio. Taigi, akių. Akis. Didelės akis. Yra emocionalumas, prieraišumas, atvirumas. Didelės akis, kaip taisyklė, turi įmonių vadovai. Įmonių generaliniai direktoriai, akcininkai. Tai rodo ir sumanumą. Mažos, bet gilios akis. Šie žmonės tarsi slepia savyje emocijas, jausmus, gali atrodyti kartais bejausmiai. Tikslingai gyvenime einantis į priekį, siekiantis tikslo ir be abejonės pasiekiantis. Dabar kalbėsiu apie kuo mažesnis atstumas tarp akių. Yra tokios akis, labai arti viena kitos. Tai apie tokias akis. Šie žmonės yra, kaip aš sakau, siauro požiūrio žmonės. Siekiantis tobulumo, siekiantis viską išbaigti ir kaip aš sakau, išbaigti ne tik, kad išbaigti, bet išbaigti preciziškai, iki galo, puikiai. Aš net pati ruošiausi šitam seminarui porą valandų, ką šnekėti, apie ką šnekėti. Ir ne viskas, ko gero, daug turiu minčių, daug idėjų. To, ko nespėsiu šiandien, aš perkelsiu į kitą sekmadienį, bet manau, kad jis jau bus 18:30. Kitą sekmadienį kalbėsiu apie tai, ko nepasakiau, o ko gero šį kartą nepasakysiu apie žandikaulį, nepasakysiu apie kitus dalykus, apie kaktą. Taigi atidedu kitą sekmadienį. Toliau, bandykime eiti prie kito dalyko. Kuo didesnis atstumas tarp akių. Reiškia, akis yra toliau nutolusios viena nuo kitos. Tai žmonės linkę atidėlioti santykius. Ir darbe taip pat, namuose taip pat, laukia iniciatyvo iš antrosios pusės. Jūs įsivaizduokit, jeigu tokias akis turi vyras, jis laukia iniciatyvos iš moters, kuri turi paskambinti, kuri turi priminti ir turi, kaip aš sakau, turi iniciatyvą daryti. Tai neduok Dieve. Jiems būtini terminai. Taigi, jeigu turite tokį partnerį ar partnerę, nuo šiol tai yra normalus mokymas, duoti terminus. Iki tada padarai tą ir tą. O dabar, kaip aš sakau, visi jūs esate izoliuoti, kur namuose, taigi tos dalykus daryti yra labai paprasta ir susitarti, pasirašyti, prilipinti prie šaldytuvo ar prie sienos ir terminai šitam žmogui padės augti. Jis jums kažkada tikrai padėkos. Taigi, ko gero tiek apie akis. Dabar gavau klausimėlį. Kas čia per auklė vaikų darželio? Ačiū už klausimą. Ačiū labai už klausimą, bet jeigu jums taip atrodo, tai pasilikim prie savo nuomonės. Kągi, eikime toliau. Nosis. Ilga nosis. Tai jausmingi, empatiški. Aplinkos emocijų, iš tikrųjų, aplinkos ir emocijų poreikis yra didžiulis. Kultūringi, tolerantiški, strategiški, puikiai planuojantis, neabejojantis, turintis iš tikrųjų strateginių gerų dalykų, ar ne? Ir tokiem
žmonėms svarbiausia būti keisti aplinką. Pabuvo namuose, pabuvo darbe, nuvažiavo pas giminaičius, užsuko į parduotuvę, vakare nuėjo į spektaklį. Tokie ilganosiai žmonės yra be galo jausmingi, be galo empatiški, tačiau joms reikia ko? Permainų. Tada, kada jie turi, sakykime, savo dienoje permainas, jie gyvena. Tada, kada jie atbuvo darbe, atsėdėjo darbe 8 valandas ir grįžo namo, tai jų emociniam fonui yra badas. Eikime toliau. Trumpanosiai. Tai greitos reakcijos atstovai. Svarbus faktai, konkretumas, monotoniško darbo atstovai. Greitai ir tiksliai atlieka užduotis. Logiukai. Jie yra svarbu, kiek darbdavys sumokės. Taigi, trumpanosiai nėra suderinami su ilganosiais. Geriausia tinka, reiškia, ilganosiai su, sakykime, su ilganosis, su kuprele arba su erelio nosimi, ar ne, apie kurią aš šnekėsiu kiek vėliau. Taigi, tokie žmonės yra poroje, santykiuose ir netgi versle yra suderinami. Ir pavyzdžiui, versle ilganosis su trumpanosiu. Verslo nėra. Anksčiau ar vėliau verslo nebus. Taigi, eikime toliau. Nosis su kuprele. Tai sąžiningumas, tiesmukumas turi iš tikrųjų savo kiek kitokio kūrybiškumo, linkę į kraštutinumus. Taigi, tokie žmonės, sakykime, verta, jeigu kalbant apie darbus, tokie žmonės būtų labai geri, kaip aš sakau, ekonomistai, labai geri buhalteriai. Jų tos sritys yra stiprios, tiesiog jiem yra duota. Taigi, kas, sakykime, atstovauja personalo atrankoje, tai būtų labai geras žmogus. Taigi, eikime toliau. Erelio nosis. Erelio nosis. Taigi, sakykime, žmonės yra valdingi, gali atrodyti kartais bejausmiai, tuo netikėkime. Prie jų tas emocinis fonas truputį yra toks, kaip aš sakau, sinusoidė, ar ne, sviruojantis yra. Taigi, to sviravimo jų reikia stebėti. Pavyzdžiui, ateina su erelio nosimi vyras grįžta po darbo. Jau moteris iš tolo per 3 metrus mato. Aha, kokios emocijos, kokie jausmai, kaip su tuo žmogum kalbėti. Ar kalbėti šiandien apie kažkokius tikrai labai svarbius dalykus šiandien, ar atidėti vėliau. Juos reikia stebėti. Jie tokie žmonės, kuriuos reikia stebėti, jų jausminį pasaulį, juos suprasti, užjausti, padrasinti. Na, jie tokie žmonės. Kągi, dabar kalbėsiu apie riestanosius. Tai yra paslaugus, altruistiški, nuolatos ieškojimuose žmonės, ar ne, kaip realizuoti save. Tai žmonės, kurie stokoja drąsos, ryžto kalbėti santykiuose. Geriau nebyli kova. Kaip taisyklė, jeigu, pavyzdžiui, ilganosis gyvena su riestanosiu, kaip taisyklė, ilganosis negali prakalbinti riestanosio. Nes ilganosiam yra svarbu empatija, yra svarbu jausmas, o riestanosis neturi drąsos kalbėti, kas netinka pas ilganosę santykiuose, ko jinai stokoja, ko jam trūksta. Ir kaip taisyklė aš pastebėjau, pas mane ateina poros, ar ne, ir aš stebiu juos be abejo. Taigi, vienintelė yra problema, kad riestanosiai nelabai kalbasi. Jie gali apie daugybę kitokių dalykų, jie linksmuoliai gali užkrėsti tave gerų humoro savo jausmų. Tačiau
šitie žmonės nelinkę kalbėti santykiuose. Tai nereiškia, kad jie yra blogi žmonės. Ir tikrai nebėkite nuo restanosių, jeigu turite dabar partnerius tokius arba esate skyrybų slenkstyje. Tikrai neverta bėgti. Visada santykius reikia saugoti, o ypatingai šiuo metu, kai didžiulis skyrybų srautas eina į priekį ir nežinia, kada jisai sustos. Aišku, žinau, kada jisai sustos, bet dabar tikrai saugokit santykius, ateikit, pasikalbėsim, pasišnekėsim, nes esu ir šeimos santykių specialistė, ne tik veidotrininkė. Taigi, mėlieji, dabar einam prie konkretumo ir aiškumo. Kokie bruožai išduoda, jog, sakykime, su tuo žmogum neužmegzti santykių, kaip aš sakiau savo temos pradžioje, bėgti nuo santykių. Kai virš nosies, ar ne, ir antakių yra raukšlės, jei viena, bet šitoje vietoje, jei yra tik tai viena raukšlė, tai nieko baisaus. Tačiau jeigu yra gilios 2 ar 3, tai žmogus linkęs į depresiją, melancholiją, liūdesį, uždarumą, užsisklendimą. Jį biesina, tiesiog biesina, jį drebina linksmi, judrus, iškalbingi žmonės. Jie tiesiog juos žemina, ar ne, mes turime dabar tokių ryškių porų išsiskyrusių, ar ne, apie kurias aš neminėsiu, tačiau mes stebiu tos žmonės, ar ne, ryškios poros, kurios visai neseniai išsiskyrė. Ir pas vyrą yra viena labai gili raukšlė, ar ne, ir žmona pripažįsta, kad buvo žeminama, buvo sakoma, kad tu nevykėlė, tu barakūda ir taip toliau. Tai jinai šneka ir laiduose. Taigi, iš tikrųjų, tai bėgti kuo toliau. Toliau, antakiai. Labai svarbus vyro bruožas. Antakių plotis veide. Jis rodo didžiulę galią, tačiau ta galia gali būti labai įvairialypė. Rišant veidotyrą su astrologija, ar ne, yra tokia viena labai stipri galinga planeta kiekvieno horoskope žmogaus, nataliniam horoskope. Taigi Plutonas. Ir tas Plutonas rodo, kad žmogus turi didžiulę galią gyvenime įtakoti kitus žmonės savo jėga, ar ne, savo pasiekimais, savo, kaip aš sakau, savo vidinę didžiulę galę. Aš duosiu tokį labai gražų pavyzdį, tai Donatas Montvydas, pastebėkime, jis nugalėjo Euroviziją, ar ne tai, kad nugalėjo, bet buvo vienas iš tikrai stiprių mūsų atstovų mūsų šalies. Jisai nemažai dalyvauja visose tuose televiziniuose projektuose, ar ne? Ir pa žmogų, pastebėkite, kokie yra antakiai. Didžiuliai antakiai. Tai didžiulė jėga žmogui padaryti karjerą ir būti savo srityje, skleisti iš tikrųjų, tą gražų balsą, turint atstovą, skleisti visas galimybės duoti kitiem, mokyti kitus. Tai yra didžiulė galia. Tačiau jeigu tie antakiai yra platus, kartais po jais slepiasi tironas, despotas, linkęs užspausti žmogų savo despotišką jėgą. Kaip tai atpažinti? Kaip taisyklė žmogus valdantis, ar ne, jeigu tai yra pasimatėme, žmogus imasi iniciatyvos, valdo, vos neįsako, vos ne susitarė už tave, gali, negali, jau viskas nuspręsta, įsakyta vos negražiai, įbrukta. Taigi, tai galima suprasti, kad tai žmogus naudojantis galingą jėgą, tačiau despotišką jėgą. Vienas iš jų, galėčiau sakyti, buvo Rusijos prezidentas, užkrito, kaipgi tas, mano mama žinatelis sakydavo, antakiai kaip atsukai, Brežnevas.
Taigi, žmogus naudojo tikrai ne tą galią, kurią reikėjo naudoti. Taigi, dabar manau, kad labai noriu tokią svarbią informaciją pateikti moteriai. Sėkmingas vyras – tai lyderis, apvalia galva, aukšta kakta. Pa žmogų yra didžiulė sėkmė ir sotus bei laimingas gyvenimas. Toks žmogus sugeba daugiau suvokti, tai rodo kakta, aukšta kakta, priima daugiau informacijos, masto gerokai globaliau, strategiškiau, praktiškiau. Taigi, jeigu ieškote praktiško, sumanaus, išradingo vyro ar neprotingo vyro, tai aukšta kakta. Ir ko gero merginos ir moteris, aišku, ir vyrai, kurie ateina į meilės harmoniją, aš kiekvienam ir kiekvienai susakau, kokio vyro iš tikrųjų jums reikia. Kokios moters jums reikia. Taigi, mėlieji, ko gero šitas informacija kaip tik yra jų. Toliau, kokios yra moteris, ar ne? Moters, kurios galva apvali, yra puikios motinos, užaugina laimingus vaikus, puikios sumanios mamos ir žmonos. Taigi vyrai, kurie norite, tokių moterų, tokių savo vaikų mamų ir žmonų, taigi apvali galva. Toliau, iš tikrųjų, ką reikėtų stebėti pirmo pasimatymo metu vyrą ar moterį, ar ne? Kaip žmogus sėdėdamas veikia? Stebėti jo kūno kalbą. Ką veikia? Jo rankos. Gal stumdo puoduką. Tai žinok, kad jautrus, baimingas žmogus. Puoduką kaip taisyklė stumdo nuo savęs link partnerės, ar ne? Nebūtinai čia vyras gali ir moteris. Toliau. Tai žmogus, kuriam galbūt yra emocinės baimės, galbūt yra tiesiog jautrumas, galbūt žmogus baiminasi, baimė likusi nuo praeitų santykių, jeigu bėgioja akis. Tai kaip taisyklė rodo pagrindinį tokį dalyką, kad galimas melas. Kas išduoda melą? Kai žmogus nerimastingai gali cukro puperiuką mėtyti, gali rankose trinti, ar ne? Gali šaukštuką rankose turėti, iš kairės rankos į dešinę, iš dešinės į kairę. Šitie dalykai yra be galo yra svarbus, ar ne? Ir mano mokytojo, nes aš taip pat mokiausi, Marko Lučino rekomendacijos visom porom, kad nosis būtų panašaus ilgio. Taigi, ką ir sakiau, kad ilga nosis visai gerai sutarė su nosim, su kuprele, su erelio nosimi, ar ne? Ir tos nosis, vis dėlto nosis yra emocinis fonas, emocinis veikimas, kaip tie žmonės veikia, kaip komunikuoja, kaip lengva jiem būti, kaip lengva jiem komunikuoti, ar ne? Ir kartais meilės harmonijoje vyksta visokios dėrybos ir sako, žemas vyras, 1,78 m, o aš 1,76 m. Jis tai žemas, jis jau beveik mano ūgio, aš tokio vyro nenoriu. Mielosios, brangiosios, ne tai esmė. Ar ne, aš pajokausiu, ar nesakydama, kad lovoje visi lygus. Ir esmė gyvenime, kiek vyras duoda moteriai to stabilumo, kiek vyras moteriai duoda to emocinio gero fono. Kaip vyras moka susitvarkyti su savo emociniu fonu. O jeigu ateina vyras 2,76 m, ateina vyras 1,85 m ir gražiausia pora, tačiau vyras visiškai nevaldantis savęs, emociškai nestabilus ir parneša tau krūvelę ko?
iš darbo kažkokių nemalonių dalykų. Ir kas vakarą tu būni 20 minučių klausytoje. Ir ką? Ir norim šitokio vyro? Ar šitokį vyrą turime dabar namuose? Taigi vienas vargas moterio. Atvirkščiai, moterį vyras turi išklausyti. Moterį turi vyras, kaip aš sakau, moteris visą laiką turi būti išklausoma bent 15-20 minučių, jeigu jinai nerimastinga yra ir nerimauja dėl kažko. Susirgo vaikas, mamai jau nerimas yra. Ar ne? Negaluoja mamasis senatvėje, ar ne? Ar paguldė į ligoninę, mamai nerimas. Vyras turi moterį išmokti išklausyti, o kaip taisyklė, paskutiniu, nežinau, čia šiais metais aš pastebėjau, kad aišku, mūsų valstybė rūpinasi mūsų sveikata, bet mūsų valstybė visiškai nesirūpina mūsų emocinių fonų. Rūpinkitės patys, gelbėkitės patys. Ir aš pastebėjau, kad vis dėlto didžiulis atspindys yra žmonėse. Ir šią savaitę mane lankė viena stambi farmacinės kompanijos atstovė. Lygiai tą patį sako, aš bendrauju su 3 psichiatrais ir 2 psichologais ir jie sakė, situacija ir negerėja. Taigi, mėlieji, saugokit vienas kitą. Mylėkit vienas kitą. Kitą savaitę, 6:30 sekmadienį, kalbėsiu apie kitas, apie ko gero, apie kitus dalykus, apie kaklą, apie kaktą, apie žandikaulį ir manau, kad dar rasiu krūvą dalykų, ar ne, apie ką pakalbėti veidotyros linkme. O dabar noriu atsisveikinti ir priminti, kad veidotyroje kaip tik šiuo metu meilės harmonijoje yra akcija. Tie, kas abejoja, tie, kas tiesiog nori sužinoti apie save, turėsite asmeninę veidotyrą. O tie, kurie nežino, ką daryti su partneriu arba su akcininku, yra verslo veidotyra. Taip pat. Taigi, mūsų laivų kviečiu stebėti ne tik čia meilės harmonijoje, taip pat grupėje Pažintys kitaip, o taip pat juos talpiname YouTube kanale Meilės harmonijos pavadinimu. Taigi, mėlieji, noriu jums palinkėti gražaus, gero, džiaugsmingo vakaro. Linkiu jums būti stipriem, ištvermingiem, džiugiem, nepalūžti šitoje tamsoje. Gyvenimas yra gražus. Kartais šitas kovidas gal mus kažko išmokys. Išmokys pažinti žmoną naujai, išmokys pažinti vyrą naujai. Mes suprasime, ką reiškia būti poroje ir, kaip aš sakau, nebejokite tuo. Tikėkite savimi, mylėkite save, rūpinkite savimi. O dabar paskaitysiu dar kažkoks, matau, klausimas atėjęs. Iš kokių bruožų spręsti, ar vyras agresyvus? Labai geras klausimas. Taigi, ko gero kalbėsiu kitą savaitę, bet kadangi atėjo dabar tas klausimas, tai turėčiau atsakyti. Išraudęs vyro veidas. Jeigu vyras ateina ir rausvas vyro veidas yra tiesiog rausva veido oda, tai rodo, kad vyras yra agresyvus. Ar ne? Ir ko gero tokių dalykų, aišku, tai reikia stebėti ir žiūrėti jo horoskopą, ant kiek tai yra pažeistas Marsas, kaip taisyklė tai yra Marso dalykai, ar ne? Ir Marsas planeta yra kovinga. Ir tai žmogus reikia, pirmiausia, norėčiau pasakyti tai, būtina stebėti horoskopą. Taigi, mieloji, ačiū Erika. Ačiū Erika tau už klausimą. Taigi, jeigu neturite daugiau klausimų, o norite dar kažką išgirsti, ko norėtumėte išgirsti dar, rašykite. Aš užduosiu jums iš tikrųjų temas meilės harmonijoje, ar ne? Kokių temų jūs norėtumėt, kokią temą galėčiau aš kalbėti su jumis.
kas jums įdomu, ar tai santykiai, ar veidotyra, ar astrologija, ar aplamai žmonių istorijos, kaip vyksta tos pažintys, ar ne, kaip žmonės susipažįsta. Taigi šiuo metu susipažįsta tik tai du asmenys, vienas vyras ir viena moteris. Ar ne? Tačiau jie turi būti laisvi, išsituokę, našliai, našlės, netekėję, nevedusios. Tik tai pažinčių tarnyba dirba tokiu principu. Ir pažinčių tarnyba garantuoja, jog nebus tokių iškreiptų porų, kaip aš sakau, kai vyrai nori vesti savo vaikus. Pagal amžių savo vaikus, reiškia, sakykime, 50-metis vyras ieško damos, kuriai yra 32. Taigi tokie vyrai, labai kviečiu nesikreipti, tikrai nepadės meilės harmonija. Mes esame už brandžias, susivokusias poras ir už ilgalaikius santykius ir santuoką. Taigi, mėlieji, ačiū Jums, kad Jūs taip gausiai klausėt, kad Jūsų tiek daug buvo prisijungusių. Ačiū Jums, myliu, iki kitų susitikimų. Ačiū, kad esate. Iki!